Sveiki draugai, kartu su Miroslavu atvykome į šitą nuostabų miškelį ir šiandieną mes persikelsime į salą, tai va čia yra ežeras ir mes persikelsime į salą, tai turime supą, ant jo susimesim daiktus, bet dabar iš pradžių mes tiesiog patys nuvarysim tiesiog pažiūrėti, kaip tenai, ar galima statyti palapinės, kaip ten iš vis, ar yra malkų, ar iš vis gal yra kažkokių grybų parinkti, pažiūrėsim, žodžiu, užeksplorint dabar varom, o po to, jeigu bus viskas gerai, grįšim ir persimesim visus daiktus ten ir, būsim 3 dienas saloj. Tai važiuojam. Kardio, važiuojam. Nu ką, jau prieinam krantą. Ir čia tokias biški pelkės. Tai va, prieimas nėra pats geriausias, bet mums tai netrukdo. Tuoj plauksim. Va, Miroslavas priekyje juda. Ir ką, pažiūrėsim, kaip ten mūsų sala gyvena. Nuplaukėm į salą, grįžom iš salos, nes neradom jokios vietos, ten visur pelkynas. Tai nusprendėm kažkur tiesiog čia šalia, ten yra netoli aikštelė, tai ten apsistosim. Neėmiau su savo telefono, dėl to nieko nenufilmavau, bet dar nuplauksiu tiesiog, kad parodyt jums, koks ten pelkynas ir kodėl mes neapsistojom tenai. Suradom su Miroslavu spotą, va toks va geras spotas su staliukais, čia iš vis žmonių nėra, galima ramiai savo kompanijoje geroj pabūt. Tai jūs va atsigersim duonos giros. Koks planas? Tai ką, jau įsikūrėm, tai galima jau ir prie maisto pabiškį ruošti. Važiuojam. Varysim dabar truputėlį lauželį pakursim, pasidarysim pavalgyt, užkast, o malkų jau prikapojau biškį. Prikakojau biškį malkų. Ir ką? Jo, toks ir planas, šiaip iš esmės simple stuff, pabūsim, ramakėlius pasikabinsim ir tiesiog pasimėgausim gamta. Rytoj dar va ten nuplauksiu į tą salą, parodysiu jums, kaip ta sala atrodo, tai iš esmės tiek šiandienai. Tai va, čia yra cikorė, nežinau, gal kažkas iš jūs žinot, kas čia tokia yra, bet šiaip čia yra gėlės šaknys padarytas toks ekstraktas, kaip smala atrodo. Va, daugmaž parodysiu, kaip čia atrodo, va tokia kaip smala. Žodžiu, vieną šaukštelį paduką įsimetė ir labai gerai. Tai labai sveikas gėralas ir yra kavos pakaitalas. Kodėl sveikas? Nes daug yra ten inulino, kuris labai gerai mūsų virškinimui. Tai dėl to, kas geria cikorę, daro gerą dalyką savo. Miroslavas bulvykės čia gamina. Mesim į lauželį, normaliai pavalgysim.
ką, hebrytė, kroasančikas susikorė jūsų sveikatą. Taip gerai, ne? Ypatingai su šito vaizdu. Su gera kompanija. Su geru kroasančiku. Miroslavas nusprendė išmėginti vandenuką. Rudeninis vandenukas, dar visai šiltas, iš tikrųjų nėra labai šaltas. Daug geležies. Vandenukas rudas. Nu, va, mano draugelis naujas. Opa. Susidraugavau šiandieną. Na ką, gražus laikai. Biškį kakavos nusprendėm atsigerti. Opa. Jau beveik išgeriam. Taip ir gyvenam. Aišku, čia kaip ir pabėgimas. Kažkoks nuo savo skausmo, kur tau labiausiai diskomfortiška. Labas rytas visiems. Antra diena. Tai vat, ką tik atsikėliau. Gražus rytas, geras oras. Einu dabar pasivaikščiot. Mėgstu rytus praleisti pasivaikščiojant. Ir jo, dažniausiai mano rytas praeina kaip ir kiekvieną dieną su mankšta, kartais joga, kartais tiesiog treniruotė nedidelė. Ir visą laiką su kvėpavimo pratimais ir meditacija. Tai dabar kažkur eisiu, tą padarysiu, biškį pasivaikščiosiu. Dabar biškį šulbuoju, nes vakar prasidūriau koją ten saloj, kai buvom. Tai turbūt padarysiu šiandien kažkokią ramesnę gal treniruotę. Ir tiek. Šiuo metu vaikštau basas. O vaikštau basas aš todėl, kad tai yra labai sveika. Vadinasi dalykas taip groundingas. Tai o kodėl sveika yra dėl to, kad vaikščiojimas basam per žemę nuramina mūsų nervų sistemą. Tai viskas yra moksliškai įrodyta, pagerina mūsų miego kokybę. Ir jeigu kūne yra kažkokie uždegimai, tai padeda sumažinti uždegimus. Dėl to visiems rekomenduoju vaikščioti kiekvieną dieną vasam, jeigu mieste gyvenate, suprantu, kad truputėlį sunku tai padaryti, bet galima, pavyzdžiui, išeiti kažkur į parką, arba tiesiog šalia namų yra žemė, žolė, prasieiti basam. Jeigu tai irgi nesigauna padaryti, tai galit vieną kartą bent jau per savaitę grinai savo sveikatinimuisi išvaryti kažkur į mišką ir bent jau minimum 3 valandas pasivaikščiot, pabūt, pastovėt, pasėdėt, kad kojos liestų žemę apie 3 valandas. Ir tada jūsų kūnas biškį susireguliuos.
plauksiu į salą dabar. Parodysiu jums, kaip atrodo sala. Tai iš šito ežero kampo biškį toliau plaukt, neina ten, kur mes plaukiam vakar. Bet ką, galima pasimėgauti. Užtat ežeriukų, saulytė. Ir parodysiu, kaip atrodo sala. Priartėjau prie salos, va krantas. Pagaliau čia vėjo nėra iš karto taip lengva, nes buvo toks stiprus vėjas. Momentais plaukiau, netgi žiūriu, kad negaliu plaukti, vietoj stoviu realiai. Mėginu, plaukiu iš visos jėgos ir vietoj stoviu, bet po to kažkaip vis apsiramino. Tai čia centre ežero buvo toks pora tokių gūsių stiprių. Bet va čia jau praplaukiau, tai jau visai gerai. Tai va, to lipsim į krantą. Lietuviška salelė. Pažiūrėsim, kaip čia reikalai. Tai vakar mes buvom su Miroslavu čia. Atplaukėm ir pažiūrėjom, kad nelabai. Nes, aš jums viską parodysiu, kodėl. Ir dar aš prasidūriau koją čia, bet, mėginsiu dabar atsargiau biškį. Va, išsilaipinau į salą. To žiūrėsim, kas čia yra. Žiūrėt po kojom reikia. Tai va, iš esmės visur yra kaip pelkė. Eini, po kojom jaučiasi, kad visur šlapia. Nelabai yra netgi kur vietos, matot, pastatytos palapinės. Tai kitą kartą mėginsiu iškeliauti kažkur, kur yra gera vieta, kur galima, mano kojos, kai čia prakrenta, matot, visiškai įkrenta į pelkę. Nors keista buvo, nes mes kodėl išsirinkom šitą vietą, nes visur medžiai auga, tai galvom, medžiai ir čia gan stori tokie medžiai, dideli medžiai, ne šiaip sau medeliai. Galvom, kad viskas ok čia bus, bet vat, kaip matot, nėra čia ok ir va, visur va toks užaugus salelė. Tai va dėl to mes nusprendėm, įmanoma čia panakvoti tikrai, bet reikia daug darbo, ypatingai jeigu dar prasidėtų lietus ar kažkas taip, tai čia iš viskas patvintų, palapinės peršlaptų, viskas peršlaptų, ne per daugiausia malonumo. Taip pat čia jaučiu odų žymiai daugiau, nors dabar jau ne odų sezonas, bet vis tiek čia jų yra. Ir erkių vakar biškį nurankiojom nuo savęs. Tai žodžiu, tai vat priežastis, kodėl negeriausia vieta, bet šiaip atrodo jinai tikrai wow, tikrai graži gamta. Sala aišku faina, bet reikia grįžti atgal. Dabar jau plauksiu biškį lėčiau, pasimėgausiu šito ežeriuku, pasimėgausiu visko, ką man duoda gamta. Ir va, matau, čia praeidinėjau, turbūt gal net ir užminiau. Čia vat negyvas paukštukas kažkoks. Tai va, anksčiau ar vėliau visi ten patenkam. Oi, vandenukas toks geras.